Štai ir atėjo laikas. Kaip ir kiekvienais metais jau tapo tradicija, kai noriu jūs pasveikinti. Šiandien jau galima sakyti Kalėdos. Susirenkate prie bendro stalo su pačiais artimiausiais, su pačiais mylimiausiais, su pačiais svarbiausiais. Atėjo tas laikas, kai tariame vienas kitam sveikinu su Kalėdom ir artėjančiais naujaisiais metais. Linkime viso ko geriausio iš visos širdies. Ir dažniausiai žmonės tai daro nuoširdžiai, nes šitas metas tai metas, kada norisi atsiminti geras emocijas, atsiminti savo vaikystę, atsiminti pačius artimiausius žmonės, su kuriais praleidai savo gyvenimą. Mėgavaisi tom akimirkom. Kiekvieną akimirką dabar bandai atsiminti, vertinti tai, ką tu patyrei. Ypatingai per Kalėdas atsigamina emocijos. Tos geros emocijos, kurias patyrėme, būdami mažais vaikais, paaugliais. Visa tai grįžta ir emocinės atminties pagalba galim vėl pajausti tą džiaugsmą. Bet pasakysiu vieną labai svarbų dalyką, kad tas geras emocijas, tą gerą nuotaiką galime sukurti ir dabar. Tiesiog pažvelkite į dešinę, į kairę, į šalia esančius žmonės ir pabandykite sukurti kažką naujo, sukurti naują emociją, norėjau pasakyti tradiciją. Tradicijas jau greičiausiai jūs turit ir tų tradicijų laikotės, kurios jums kaip tik ir padeda atgaminti tas emocijas. Bet turėkite omeny, kad ir toliau yra žmonės, yra draugai, yra kaimynai, netgi jūsų augintiniai, kurios turite, irgi prisideda prie tos didžiosios šventės, kurią dabar švenčiame visi kartu. Taip pat ir aš noriu jums padėkoti visiems, su kuriais teko šios metus bendrauti, leisti kartu laiką. Galbūt susitikome pamokose, paskaitose, seminaruose. Galbūt jūs esat mano bendradarbiai, mano kolegos. Galbūt jūs esate tiesiog atėję čia į YouTube kanalą ir buvote kartu visą tą laiką. Kiekvienam iš jūsų, kad ir kas jūs bebūsite, ar mažas vaikas, ar paauglys, ar suaugęs, visiems jums nuoširdžiai noriu palinkėti nuostabių Kalėdų, kad jos atneštų jums nuostabias emocijas, poilsį, ramybę, tą gerą jausmą, su kuriuo galite dalintis su savo artimaisiais. Noriu palinkėti jums gerų emocijų, geros nuotaikos ir viso ko geriausio. Čia galima linkėti be galo, be krašto, bet tikiuosi suprantate, kad šitas video dabar, kurį žiūrite, tai yra nuoširdus pasveikinimas kiekvienam iš jūsų. Ir didžiausi sveikinimai jums ir jūsų šeimoms. Ačiū, kad būnate kartu, kad esate kartu, kad ir mane pasveikinat su Kalėdom. Ačiū kiekvienam iš jūsų, ačiū seniems draugams, galbūt kažkas iš senų draugų, senų bičiulių, galbūt iš senai matytų žmonių, čia žiūrite šitą laidą. Ačiū kiekvienam žmogui, kuris buvote, esate, o galbūt kažkas naujas užklydote į šitą kanalą, tai ir jūs sveikinu su šitom Kalėdom. Viso ko geriausio jums, mano bičiuliai, linkiu iš visos širdies. Tad dar kartą sveikinu su Kalėdomis ir arteinančiais naujaisiais jau 2024 metais. Kaip greitai laikas eina, atrodo, nesenai
su ponu Arvydu filmavom kalėdinį sveikinimą 2023 metam, o jau žiūrėk ir 24 jau ne už kalnų. Tad viso ko geriausio kiekvienam iš jūsų, gražių jums švenčių.